Sveiki visi. Šiandienos laida bus apie akumuliatorius. Trumpai, daug nėra ką apie juos pasakot. Taigi viską apie ką šiandien pasakosiu, kaip gal teisingai patikrinti, kaip įsigyti ir kaip įsigyti taip, kad po to nebūtų problemų. Tai pirmiausia, ką reikėtų padaryti, iš tikrųjų patikrinti akumuliatorių ir patikrinti, kiek automobilis duoda krovimo. Namų sąlygom ne kiekvienas tai padarys, nes reikalinga speciali šakutė patikrinti akumui. Šakutė taip vadinama yra prietaisas, žinot, bet tas, kas apie automobilius išmano, tas žino. Ir reikalingas testeris patikrinti krovimui. Krovimas tikrinamas yra pilnai įjungius šviesas, pečiuko salono maksimumo, žiūrima, kiek automobilis duoda krovimo. Idealiausia, kad būtų ne mažiau 14 amperų krovimas. Jeigu jis yra mažesnis, neskubėkit keisti akumuliatorius, problema yra automobilėje, reikia pažiūrėti generatorių. Jeigu krovimas yra geras, tada patikrinam akumuliatorių. Jeigu jis nelaiko įtampos, reiškia laikas jį keisti. Kokį gamintoją rinktis, dabar iš tikrųjų yra krūva gamintojų. Nemanau, kad dabar yra tokių akumuliatorių, kaip buvo anksčiau, kad Boschai ten ar panašus akumuliatoriai laikytų po 10, po 12 metų. Nors gal ir dabar tokiu atveju yra, bet abejoju. Iš tikrųjų, gamintojų yra krūva, prekybos centrai turi pasiūlymų įvairių, nuo pigių iki brangių ir ten irgi per akcijas, per nuolaidas visi perka, ten neaiškaus pavadinimus, neaiškus iš kur jie atvežti yra. Tai iš kogi susideda problema? Problema susideda iš to, kad jūs nuperkat pigiai, gauna 2 metų garantiją, bet jeigu jam kažkas atsitinka, o greičiausiai jam kažkas atsitiks, gali užtrumpinti arba įtampos nelaikyti. Ir jūs ateisit su garantiniu jį apkeisti arba, tarkim, kad jums jį pakrautų ar ką. Pirmiausia, jums pakaitinio akumuliatorius tikrai niekas neduos. Tai užtruks jūsų laiko. Užtruks laikas, akumuliatorius pakaitinių negausit. Tai visada perkant prekybos centre ar dar kažkur, tai reikia būtinai gerai pasidomėti apie garantiją. Kas jie atlieka, kokiu principu atliekama, duodamas pakaitinis akumuliatorius, neduodamas, kiek jis yra tikrinamas. Jeigu jis yra blogas, nes teko girdėti tokiu atveju, kad paimdavo porai savaičių ir vis negalėjo nustatyti, kame priežastis yra. Tai būtinai pasitikrinkite, jeigu perkat iš prekybos centro, kas aptarnaus ir kokios garantinės sąlygos. Sekantis dalykas, pažiūrėkit maksimum informacijos, ką galit pažiūrėti vietoj dar nenupirkus. Iš apačios daugumą akumuliatorių turi pagaminimo datą. Ten yra metai parašyti ir mėnuo. Dar jeigu jis yra metų senumo, tai dar. Bet jeigu virš 2-3 metų, gal aš vis dėlto nesiūlyčiau pirkti. Reikėtų paieškoti kažko tai šviežesnio. Nesakau, nežinau, ar tikrai visi gamintojai, bet dauguma gamintojų iš apačios, būtent ant dugno, yra pažymėta metai ir mėnuo. Taigi, geriausia, aišku, pirkti akumuliatorių pas tos žmonės, kurie juos parduoda, turi patirties tame pardavime, jie bent tinkamai parinks ir visa kita. Bet jeigu jau nėra galimybių ir jūs norit pirkti iš prekybos centro, tai bent jau patys teisingai parinkit. Yra labai gera programa, tarkim, aš pats ją naudoju. Man jinai yra patogi, aš to jums parodysiu, Vartos. Užeinam čionai, į apačią, čia viskas yra labai paprasta. Pasirinkam, kad keleivinis automobilis, tarkim, 2004 metų, pasirinkam Audi, tegul būna 6. Ir pasirinkam, turbūt
Kokį čia mes galim pasirinkti. Na va, tegul būna 1.9 dizelis, 8,5 kW. Ir spaudžiam ieškoti. Ir mums išmeta visą informaciją, ką ten galima dėti. 74 amperų, 7,7 arba 7,2. Čia paleidimo srovė, išmeros, labai iš tikrųjų patogus parinkimas, labai patogus katalogas, nes suteikta daug informacijos. Iškart čia galima žinoti, kokį pirt, išmatavimai, paleidimo srovė, kiek amperų yra, 6,80, 7,80. Ir jau su šitą informacijos galite keliauti į prekybos centrą, nes ten, patikėkit, tikrai ne visi konsultantai gerai išmano apie akumuliatorius ir gali kažką protingo pasiūlyti. Tai kad pasirinkit patys, pasirinkit, sužinokit informaciją ir jums bus labai patogu išsirinkti tinkamą savo. Ir kaip ir sakiau, nepamirškit pasitikslint dėl garantinio, kokios sąlygos, kas aptarnaus ir kur jį po to vežti, jeigu jis suges. Nes dažniausiai prekybos centrai jų nepriima, yra kažkokios įmonės, kurios aptarnauja, tai kad nebūtų taip, kad nupirksit Vilniuje, teks vežti į Kauną. Tai dėl šitą gerai prisiminkit, kad ateityje neiškiltų problemų. Taigi įsigijus naują akumuliatorių, įdedat į mašiną ir iš tikrųjų patikrinkit vėlgi krovimą. Nes gali būti taip, kad krovimas silpnas, jūs sudėsit naują akumuliatorių, atvažiuosit pagal garantinį, jums patikrins krovimą ir garantija jūsų negalios dėl to, kad bus per mažas krovimas automobilio. Tai kad įdėjus akumuliatorių geriausia patikrinti krovimą, kad ir jums patiems nebūtų kažkokių po to nesklandumų, nes jeigu silpnas krovimas, jis po truputį sodins tą akumuliatorių ir jums atrodys, kad įsigijot blogą ar panašiai. Ką daryti su senu akumuliatorium? Labai paprastai. Man atrodo, kad berods visos metalo supirktuvės superka akumuliatorius. Tai reiškia, pridavus seną, jūs dar galite gauti pinigų, biški kompensuoti naujo akumuliatoriaus kainą. Arba yra tokių vietų, kur parduoda akumuliatorius ir tarkim jūs atiduodat seną ir jie jums padaro nuolaidą naujam akumuliatoriui, kas iš tikrųjų yra irgi patogu, susitaupo pinigai. Akumuliatorių yra krūva tipų, krūva gamintojų, tiesa yra paprasti, yra geliniai. Kas yra gelinis akumuliatorius, montuojami dažniausiai mašinuose, naujasnėse mašinuose, kur yra daug elektros įrangos. Kom skiriasi gelinis nuo paprasto, jį yra žymiai sunkiau iškrauti. Jis yra žymiai greičiau pasikraunantis negu paprastas akumuliatorius ir visada traukia iki paskutinio to užvedimo, jeigu net labai nusilpęs yra, bet jis 2 kartus praktiškai brangesnis. Tai jeigu jūs parinkinėsit kažkuriam automobiliui iš naujų, jums visien katalogas parodys kokį pirkti ir pagal gamintoją po to galėsit jau matyti, ar tai gelinis ar paprastas. Bet dažniausiai nauji Mersai, BMSai, daug mašinų eina jau su geliniais akumuliatoriais. BMW net ir Mercedesas berods yra įvedęs automobilio kompiuterį informaciją, kurią reikia nulinti, nes ten privalomai, dabar tiksliai neatsimenu, ar nuo kilometražo, ar nuo metų keisti akumuliatorių. Tai nesvarbu geras ar ne, mašina jums visien rodys, kad blogas akumuliatorius. Tai iš tikrųjų jis gali būti neblogas, jums tikrai reikia nuvažiuoti į atstovybę, arba kas užsiema su panašiom mašinom, tarkim su BMW ar su Mercedesu, jie jums nunulins, galima pavadinti skaitliuką ir jūs vėl laimingai važinėsit. Tai sakau, ne faktas, kad jis bus blogas. Tai ir tiek. Ir tiesa dar žiemą. Pasitaiko tokių atvejų, kai ateina žmonės, akumuliatorius yra išsipūtęs, sako, man blogą pardavėt, bet priežastis atsitinka tokia dažniausiai žiemą, kai automobilis, kažkokia sistema automobilio lieka vis vien veikianti, net užgesinus išjungus degimą. Jis pilnai, jeigu mašina ilgesniam laikui yra paliekama žiemą, kai yra šalčiai, akumuliatorius pilnai nusėda,
praranda tankį ir užšala. Ir jis tiesiog užšala, išsipučia, trunka kažkur, tai išbėga elektrolitas ir čia jau skaitosi negarantinis atvejis. Berods man kiekvienas pardavėjas jums pasakys, kad čia negarantinis yra. Pasitaiko ir brakuoto akumuliatorių, visokių būna atvejų, bet sakau, pirkdami akumuliatorių būtinai pasidėmėkit, kokios garantinės sąlygos, kas aptarnaus ir kur jį po to vežti. Nes atėjus laikui, kai tarkim jis suges arba dar kažkas, tai jums gali iškilti problemų. Būtent su garantiniu aptarnavimu. Tai tiek trumpa informacija apie akumuliatorius. Jeigu jums buvo įdomu, like. Iki sekančio video.